Trečios dalies pradžia. Filmuojam toliau. Adomas vis dar džiugoja, kad mama vis dar gyva. O mama ekstremų mėgėja. Toliau lipa. Jau norėjau. Demblės kadangi mes buvom. Kaip? Kaip sakai? Norėjau demblės skrydžių skristi. Bet kadangi mes esame, jinai neskrido, nes būtų užmiršusi savo vardą ir viską. Supratau. Turbūt jau vienam žmogui taip atsitiko. Su dramblės skrydžiu. Vaikas per mamą susidirgino savo... Mama per nerį skrido ir nuo pusę upės iki pusę galo Bet aš vis tiek nesuprantu. 2 vaikų mama. Adomi, ką tu apie tai gali pagalvoti? 2 vaikų mama, jokios atsakomybės, lipa kažkur į medžius, skraido per upes. Na. Ką tu apie tai gali pasakyti? Na. Ar tai yra normalu? Nelabai. Nelabai, ne? Tikrai, saugumo jausmų jokio, ne? Atsakomybės jokios, kad dar vaikai maži, ne? Nu, paprasčiausiai sugalvoju ir skraido. Sugalvoju ir skraido. Dar norėjau dramblės skrydžių, kur... Nu, iš vis, užsimušt norėjo, ne? Užsimušt norėjo. Tai ką? Nu ką? Nu žiūri. Ir žiūri aukštą akimis. Ir taip baltas nukrenta jai. Atsargiai. Gaudykis. Ir vėl į vidurį, nu. Vienai nuo pusės upės varė. Ir visą taip pumpė. Tai ką jie dar kartą? Nu, atsakomybės tai jokios visų pirma. Moterie, ką jūs galvojate apie savo saugumą ir apie atsakomybę? Jūsų vaikai maži, jūsų vaikai maži, o jūs šitaip elgitės. Mokykitės, imkit pavyzdį. Vaikai. Man dabar... Vaikai. Vardan valstybės, neišėję į pensiją, tokių dalykų nedarykite. Mama, gal pas tave ateiti ir pritrauk? Mam, būtų gerai? Nu, ateinu. Neik, Adomukai, neik niekur. Nu, teks tau, mama. Skaudžiausia tai buvo, kai tu trenkėsi, ką? Opa! Mama! Sportas! Sportas, sveikata! Bet tam nežinai! Filmo pabaiga. Nebereikala geriam su Adomu. Žuvies taukus. O, my God. To filmą ir baigsim.